Izover gamina aukščiausios kokybės šilumos izoliaciją. Karkasinį namą su Izover vata galima apšiltinti labai efektyviai ir gana nesudėtingai. Izover vatos pluoštas yra labai elastingas ir netrupantis, todėl gaminant minkštas plokštis bei rulonus, pakavimo linijoje gaminių tūris suspaudžiamas net iki 4-6 kartų, iki 75% sumažintos transportavimo ir sandėliavimo išlaidos, bei transporto sukeliamos CO2 emisijos. Tai žymus indėlis į aplinkos išsaugojimą. Izover KL33 plokštės, kaip ir dauguma kitų Izover produktų, pakuojami panaudojus multipaketo sistemą. Ant padėklų sudedama po 16-20 suspaustų pakuočių. Atidarius pakuotę, Izover vata išsipučia įgaudama reikalingą storį. Praplėšti pakuotės rekomenduojama kuo arčiau darbo vietos. Izover vatos gaminių plotis yra pritaikytas standartinio karkaso matmenims. Tai labai pagreitina montavimo darbus. Išorinę šilumos izoliacijos pusę reikia uždengti vėjo izoliacijos sluoksniu, siekiant apsaugoti izoliaciją nuo nepageidaujamų oro srautų. Izover vatą patogiausia pjauti naudojant specialų pjovimo stovą su peiliu. Pjovimo stovas pritvirtinamas prie namo karkaso prieš pradedant izoliavimo darbus. Šilumos izoliacija turi užpildyti visą izoliuojamą ertmę, todėl rekomenduojama, kad Izover KL33 vatos plotis maždaug 5 mm būtų didesnis už atstumą tarp karkaso tašų. Per didelis vatos plotis ir sugrūsta izoliacija nepagerina izoliavimo rezultatų. Per mažas izoliacijos plotis palieka plyšius, bloginančius izoliacijos poveikį, todėl atsakingai parinkite tinkamą izoliacijos plotį. Konstrukcinių jungčių izoliavimui ar sandarinimui, kur reikia labai plonos izoliacijos, naudokite Izover KH demblį. Tai tinkamiausias gaminys šiam tikslui. 1,22 m pločio KH demblis statybos vietoje lengvai pjaustomas norimo pločio juostomis. Iš Izover KH demblio išpjautos juostos prie medinio karkaso tvirtinamos kabėmis. Karkaso sutvirtinimui medinis rėmas surišamas gipso kartono plokštėmis Giprop GTS9. Šios plokštės tvirtinamos prie karkaso sraigtais ar vinimis, laikantis projekte nurodytų atstumų. Norint turėti energetiškai efektyvų namą, būtina užtikrinti, kad ir iš vidaus, ir iš išorės jis būtų sandarus. Išorinį sandarumą užtikrina Izover RKL31 FSAT plokštės, dengtos specialia vėjo poveikį sulaikančia danga. Šios plokštės tuo pačiu metu atlieka ir vėjo užtvaros, ir šilumos izoliacijos, ir taip vadinamų šalčio tiltelių izoliacijos funkcijas. RKL31 FSAT plokščių storis gali būti nuo 25 mm iki 100 mm, priklausomai nuo parinkto izoliacinio sprendimo. Izover RKL31 FSAT plokštės lengvai pjaustomos peiliu ar vatos pjūklu. Namo cokolio ir medinio karkaso jungties sandarinimui tarp cokolio ir priešvėjinės RKL31 FSAT plokštės tvirtinama speciali vario cokolio tarpinė. Elastiška guminė tarpinė užtikrina jungties oro sandarumą ir užkerta kelią kapiliariniai drėgmei. Pasyviuose ar mažai energijos vartojančiuose pastatuose dažnai naudojama 75 mm ar 100 mm storio vėjo izoliacinės plokštės Izover RKL31 arba RKL31 FSAT. Prie sienos šios plokštės tvirtinamos specialiais tvirtikliais RKL Thermofix, kurie apsaugo plokštės nuo perspaudimo. RKL Thermofix tvirtikliai elektriniu grąžtu įsukami į vėjo izoliacinę plokštę ir vienimis ar sraigtais pritvirtinami prie medinio karkaso. Itin rūpestingai turi būti apšiltinami namo kampai, todėl RKL31 FSAT plokštės kampuose suleidžiamos įrengiant sandarę jungtį. Plokštė išpjaunama vatos juosta, kurios plotis lygus kampų suleidžiamos plokštės storiui. Pjaunama iki plokštės dangos, stengiantis jos nepažeisti.
Taip suformuojamas užlaidas, kuris uždengs kampinę jungtį. Įpjauta priešvėjinė plokštė montuojama prie namo kampo. Iš paviršiaus dangos suformuotų užlaidų uždengiama kampinė jungtis. Papildomai kampas užklijuojamas 90 mm pločio lipnia juosta Vario Multitape SL. Tiesiosios siūlės tarp RKL 31 FSAT plokščių klijuojamas 60 mm pločio sandarinimo juosta Vario KB3. Išorės apdailos tvirtinimui prie karkaso montuojami reguliuojantys tašai. Dažniausiai tam naudojami 22 mm storio ir 100 mm pločio mediniai tašai. Izover RKL 31 FSAT plokštės suformuoja sandarų apvalkalą, tačiau tai nėra išorinė apdailinė medžiaga. Todėl jeigu namo išorinės apdailos darbai vėluoja, sumontuotas priešvėjines plokštes reikia uždengti ir patikimai apsaugoti nuo lietaus, sniego ar kitų kritulių poveikio. Nemažiau svarbus yra ir namo vidinio apvalkalo sandarumas. Šiltojoje medinio karkaso pusėje montuojama Izover Vario sistema. Vario KM Duplex UV garo izoliacinė plėvelė, lipnios juostos, mastikos, specialios tarpinės. Visą tai formuoja vientisą orui ir garams nelaidų vidinį apvalkalą. Vario KM Duplex UV plėvelės vandens garų laidumas kinta priklausomai nuo santykinės drėgmės. Žiemą, kai santykinė drėgmė mažesnė, ji tarnauja kaip garų barjeras ir neleidžia vandens garams patekti į apšiltintą stogą ar sienas. Vasarą, kai santykinis oro drėgnis yra aukštesnis, plėvelės garų pralaidumas padidėja, leidžia pasišalinti drėgmę ir išdžiūti medinėms konstrukcijoms. Tam, kad patalpos sandarumas nenukentėtų įrenginėjant kištukinius lizdus ar kitas elektros instaliacijos dalis, prie pat vidaus apdailos įrengiamas 50 mm šiluminės izoliacijos sluoksnis, taip vadinamas instaliacinis sluoksnis. Jis uždengia garo izoliacinę plėvelę ir apsaugo nuo pradūrimo ar kitų pažeidimų. Vario KM Duplex UV plėvelė tvirtinama kabėmis, kaip ir įprastinė garo izoliacija. Visos siūlės plėvelės sujungimo vietose turi būti perdengtos ne mažiau kaip 100 mm ir užklijuotos lipnia juosta Vario KB3. Taip pat turi būti kruopščiai užsandarintos visos siūlės apie langus, ties kampais bei plėvelės ir vamzdynų sandūrų vietose. Tam naudojamos specialios lipnios juostos Vario Multitape SL bei sandarinimo elementai Vario Tight Tech.